Tai, guys, ką jūs šiandien norit? Pala, Gintarai, o kur Aurinas ir kol tu sėdi jo vietoj? Aš to tavęs norėjau paklausti ir atsisėdau čia, nes čia patinka šitoj pusiai. Žinai, kiekvieną kartą Aurino nebus, atsisėsiu į šitą pusę sofos. Ar nori paskambinti jam per tą raudoną telefoną, mes visada turim prie sofos kažkodėl? Jo, paskambinkim per tą seną raudoną telefoną. Jis netoks, jis senas, bet veikia, tai paskambink. Gerai, paskambinsiu jam, būk tyliai. Gerai. Alio, čia tu, Aurinai? O, labas, makaronai, kaip tu? Gerai, o bet kur tu esi? Ai, mano tėtis nebeleidžia man išeiti savo kambario. Jis sako, kad šiandien negaliu pas jūsų būti. Atsiprašau. Aurinai? Jis telefoną išjungė. Gintarai, jis negali ateiti. Ką, kodėl? Jo tėtis neleidžia. Aš turiu planą. Kokį planą? Pasakyk. O jeigu mes, žinai, eitų per jo langą ir pasimtume ją iš ten. Jo, jis negyvena bute ir mes negyvenam bute. Aš gyvenau bute, kaip aš gyvenau bute ir po lifto, kai mūsų bute, prisimenu, kai užstrigom tam lifte ir tada vanduo visur buvo ant žemės. Jo, tą kartą mes tada persikraustėm su Vilnium į namą Gargžduose ir butas Gargžduose. Tai dabar aš esu bute. Buvau bute. Kodėl mes šnekame apie tavo senus namus? Einam jį paimti per jo langą. Gerai. Guys, ką jūs darot prie lango? Leisk mus. Gerai, ateikit. Guys, ką jūs čia darot? Eina į tavo kambarį ir pasakysiu. Tai ką jūs čia darot? Aš sugalvoju planą, jeigu tavęs neišleidžia iš namų, mus išleidžia, tai galim tiesiog pas tave ateiti. Bet mano tėtis nenori nieko, jis galvoja, kad aš susirgsiu nuo jūsų. Kokią ligą? Korona. Jis galvoja, aš susirgsiu COVID-19 nuo jūsų dviejų. Nors COVID-19 jau pasibaigė. Žiūrėkit, ką jis man atnešė. Žiūrėkit, jis man atnešė grinai kažkokį, aš nežinau, kas čia yra, bet jis man sakė praryti su šito džiūdžiazės vandeniu šitą mediciną. Ir COVID-19 su tokiu neišsivalo, iš turiu praryti. Tai aš negaliu pas jūs ateiti ar jūs sutikti, bet COVID-19 jau pasibaigė ir žmonės vos jau mažiau negauna, tai nežinau. Tada apkosiau tave, dabar turiu koroną, tai turi su mumis draugauti ir vėl. Gerai, einam į jūsų namus, aš nenoriu būti ant savo lovos, einam ant tavo sofos, makaronai. Jupi, makaronai, einam. Gerai, einam. Aš nukritau nuo lovos kaip kelių centimetrų. Ar tau viskas gerai? Aurinai, nebūk dramos karalienė. Tu kritai nuo kelių centimetrų ir nežinau, nuo kiek kritai, bet tu per lovą nukritai ir tau skauda? Guys, neškite mane į ligoninę, aš negaliu kvėpuoti. Aurinai! Ką tu čia darai? Jūs COVID-19 gausit iš jo vaikai? Eikit iš čia. Tie vaikai, jie nežino, kad mano sūnus turi COVID-19. Tėti, tu sakei, kad negaučiau COVID-19 neiti. Aš melavau, tu turi COVID-19. Tai aišku, tu negali matyti savo draugus. Tai eikit iš čia. Gerai, jeez. Jo, eikim iš čia, makaronai. Tėti, nevesk mane į ligoninę, aš negaliu kvėpuoti. Man atrodo, kai nukritau, mano pilvas implaudino. Tiesiog nenešk į ligoninę. Daktare, ar jam viskas bus gerai? Taip, jam bus viskas gerai. Jis tiesiog nukrito nuo savo lovos ir jis tiesiog, kai jis nukrito
taip, kad jiems skaudė. Aš nežinau, kas nutiko, jis nuo kelių centimetrų lovos nukrito ant žemės ir tada jo plautis susidaužė, nežinau kaip pasakyti. Va, kaip, pavyzdžiui, šitą pagalbę. Matot pagalbę? Va, jei ji būtų kieta, ji va taip būtų. Kaip kaulai. Bet jūsų sūnui va taip nutiko. Jo kaulai labai minkšti. Jo kaulai labai minkšti, tai todėl jis plaučius susižeidė. Ai, nu jo, jo mama, jis neturėjo mamos, tai jis negalėjo gerti pieno. Ir jis niekada nemačiau, kad gertų pieną. Aš alergiškas pienui, aš negaliu gerti pieno. O, kad pataisysiu tą, aš tau pasakyčiau gerti kokonato pieną ir gal kažkokios, nežinau, tik ne karvės pieną. Aš nežinau, kodėl jūs niekada negerit kito pieno. Jei jūs negersit savo pieno, jūs vaikai tą namuose, jūsų kaulai bus labai nestiprus ir jūsų plaučiai susiminkštins ir jums taip. Dabar jis negali labai kvėpuoti, jam mašina padeda kvėpuoti. Jo, ir kaip nematai, čia nėra mašinų jūsų namuose, nes čia YouTube video. Tai mes neturim tokių dalykų. Jo, gerai. Ir dar vienas dalykas, aš jam turiu duoti, kad pasveiktų. Gerai, aš jau sugrįžau. Tai, tu turėsi, klausai to vaikę? Taip, aš klausau. Gerai, aš nežinau, kiek laiko ar kiek ilgumo... Tai ne žodis. Gerai, aš nežinau, kiek laiko tu turėsi šitą turėti, bet tu turėsi inhalerį naudoti 2 kartus per dieną ir kartais 3 kartus, tik ne 4. 4 kartus inhalerį per dieną tau bus blogai, per daug oro plaučiams. Tai tau 3 ar 2 kartus mažiau reikia inhalerį pūsti. Aš tau parodysiu tuoj per sekundę, kaip naudotis, bet tu turėsi iki kiek pasveiksi inhalerį gauti, nes tu negausi daug oro ir tau plautis taip susismušino, kaip organai visur kažkaip, ir tu turėsi šitą turėti iki kol, čia bus kaip, pavyzdžiui, čia bus kaip balioną pūti, žinai, aš atnešiu Va, pavyzdžiui, įdėsiu tau į burną. Va, kišk, ėsk. Dabar aš tau turėsiu pūsti oro va taip. Ir kai pūti balioną, visas tas oras nuo čia, va kaip šitas bus vidaus oras, jis eis čia ir tavo pilvą kaip balioną papūtins, kad turėtum kvėpuoti. Tai gerai, ir pasakys, kaip naudoti? Jo, tai gerai. Tu va taip per burnos laikyk ir tada paspausk šitą mygtuką ir tada tu turi išpūsti. Jo, aš iš Google žinojau ir aš daktarė, tai aš turiu žinot. Tai tiesiog paspausk į burną mygtuką 2 kartus. Tu 2 kartus per dieną turi paspaust. Va taip 2 kartus čiuk čiuk ir tada dar 1 kartą čiuk čiuk, kai tau reikės labai. Kai tu jautiesi, kad negali kvėpuoti, naudokis 2 kartus, tai purkšt ir tada iškvėpuok, nes tu negali vaistų gerti. Gerai, ačiū, panaudosiu dabar iš tikrųjų. Na jo, veikia. Ačiū gydytoja. Labai ačiū. Gerai, tėti, aš tau prižadu, niekada neįleisiu savo draugus per langą ir vėl, nes aš nukritau nuo tokio dydžio, aš nuo tokio dydžio nukritau ir mano jau plaučiai susimušino. Na tai gerai, tėti, aš naudosiu šitą, jau gali eiti. Gerai, iki sūnau. Bum, bum, bum. O, kas čia galėtų būti? Alio? Makaronai, tai nori su mumis išeiti? Ne!